Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat kartais. Ir kuo nudžiugins mūsų rytojus. Labai man šitos kortos patinka, aš jas taip dažniau išsikeliu iš lentynos. Tai va, ir įsirinkit kaip mėgstat, jūs jau žinot, ką daryti. Aha, tai pirmoji korta gauna tokią situaciją, kai prireikia šiek tiek gudrumo, šiek tiek išradingumo ir tokios neįprastų sprendimo būdų. Jūs turėsit kažką tokio gana sudėtingo išspręsti. Kažką tokio, ko kasdien neatsitinka. Ir tam turėsit pasitelkti visą savo išradingumą, išmintį, tokį šmaikštumą, sąmojingumą. Galbūt kažkuo teks apsimest, gal kažkam pataikaut, kažkam nukreip dėmesį į kitą pusę. Žodžiu, gal jūs norėsit, ką nors brangiau parduot, ar ką nors pigiau nusipirkt, ar ką nors įtikint, elgtis taip, kaip jum patinka. Ir tai jum pasiseks, ir tai jum patiks. Žinoma, jūs neimsit ten nusižengti įstatymam ar kažkokius nusikaltimus daryti. Jum tiesiog prireiks jūsų tokios specialios vidinės nuotaikos ir jūs ją rasit ir tai jum patiks. Va, kas čia magas. Antrasis variantas magas. Tai jūs turėsit rytoj susirasti savo vidinį magą ir leist jam veikt. Jūs tą magą, tą magiuką, tą burtininkėlį, kuris sėdi viduje, užmirštat. Atrodo, visai neseniai aš magą buvau iškėlus. Magas tarp mūsų kažkur vaikšto. Tai va, tas jūsų vidinis magas rytoj jum atliks visokių naudingų paslaugų. Net tai, kas jum atrodė neįtikėtina, kad gali jum pasisekt, jum būtinai pasiseks. Tai, kas jum atrodė neįtikėtina, kad jūs galit padaryti, kad jūs galit rast, kad jūs galit nupiešti ar nusipirkt, visiškai neįtikėtinu būdu, taip jum ir nutiks. Ir stebėkit, ir nepamirškit. Ir geriausia tai iš ryto prisiminkit savo vidinį burtininką ir liepkit jam visą dieną jum tarnaut. Burtininkas labai apsidžiaugs, kad jūs jį prisiminėt ir iš visų jėgų stengsis jūsų labui padaryti daugybę naudingų dalykų. Va, o trečiasis variantas ruošis kelioniai. Gali būt, kad jum jau kažkokioj vietoj nusibodo, ar dėl kažkokių kitokių priežasčių jūs norit iškeliaut, pakeliaut ar kažką pakeist. Tai va, rytoj kaip tik tinkamiausia bus diena ir tinkamiausia bus tam data. Ar jūs planuosit kelionę, ar jūs planuosit kažkokį kitą pasikeitimą. Tai rytoj kaip tik jum tai ir tinka. Gal jūs tikrai kitą krantą plauksit, gal jūs tik į kitą parduotuvę imsit vaikščiot, gal jūs kitų kelių važiuosit į darbą, gal jūs apsirengsit kitus rūbus ir pasijusit visai kitaip. Ar dar ką nors tokio, kas jum, tarytum nusibodo, tarytum jūs jau. Aš jau čia imu kartotis jo. Tai paprastas dalykas. Jūs norėsit kažką pakeisti ir kažkur iškeliaut, ar būsit priversti pakeisti ar iškeliaut. Greičiausiai tai jūsų niekas nevers. Jūsų niekas neverčia, jūs patys užsisakysit savo kelionę
ir ją pasimėgausit. Taip, o čia mes turim jauną žavingą damą, kuri yra princesė. Ji yra labai energinga ir sakyčiau, truputėlį aistringa. Ir rytoj ji jūs kažkaip įtikins, privers, ji irgi kažkur įsitaisys jūsų prote, jūsų širdyje ir pasiūlys jum, visokių savo naujovių. Gal ką nors naujo nusipirkt, gal ką nors naujo nuveikt, gal susipažint su kokiais visai naujais žmonėmis, gal išklausyti visai kitokį, negu jūs klausydavot, kokį nors podcastą, ar kokią muziką. Ar jūs rasit tokios energijos veikt visai kitokius dalykus, negu jūs darėt. Gal jūs gausit laišką ar pasiūlymą, kažką labai naujo, labai žavaus, labai žaismingo, prisiminkit, kaip atsitinka, kai jūs jauni, energingi ir staiga pabudę suprantat, ką jūs šiandien veiksit tokio neįtikėtino ir puikaus. Ir žinoma, kad tai jums patiks, ir žinoma, kad tai jūs nudžiugins.